55. Jeigu PHPMyAdminas neatsinaujino, tai ir nepasikeitė niekas, ko neteko girdėti, tai varcharas visada išskiria vietos 255 simboliams atmintyje. Todėl nematau didelio skirtumo rašyti mažesnį skaičių negu 255. Jeigu reikia įvesti didesnį tekstą, tai tam yra text ir keletas kitų stringams skirti lauko tipų. Stringai tai yra eilutės simbolių. Patys populiariausi tai yra integeris, varcharas, tekstas, data. Data tai įveda datą, tekstas tai yra didesniam tekstui. Neprisimenu kiek simbolių, bet ten pakankamai daug, kad galėtum saugoti visokius straipsnius ištisus ar didelės HTML kodo, kažkokius šaltinius ar dar kažką. Taip. Dar pridėsiu dar vieną laukelį, už tai vietoj galima išsaugoti lentelę arba pridėti dar vieną lauką, tarkim. Ir pridėsiu lauką laikas. Tada uždėsim date. Ir išsaugosim. Date lauke saugosim laiką, kada yra įterptas tas žodis. Dar geriau padarysim taip, kad timestampą saugosim. Taip pakeisim šitą iš date į timestamp, kažkur čia turėtų būti, timestampas. Ir taip pat uždėsim, kad pagal nutylėjimą įterpiant bet kokią reikšmę į tą eilutę, jeigu nenurodyta kokia nors reikšmė, tai įterps tuometinį timestampą. Apie timestampą galite pasiskaityti timestamp.manualai.lt. Čia viskas yra parašyta. Viskas save. Ir štai turim, kairiai matosi viena duomenų bazė. Tiksliau, duomenų bazė yra daugiau, bet mes naudojam duomenų bazę pavadinimu demo. Joje yra viena lentelė pavadinimu žodžiai. Jos struktūrą galime pasižiūrėti čionais. Kad jau turim sukurtą lentelę, tai galime įvesti pirmą reikšmę tiesiai per PHPMyAdminą, ne per PHP kodą. Ir tiesiog įvesiu žodį pirmas. Ir jeigu pastebėjot, ID lauke nieko nerašau, timestamp lauke nieko nerašau. Tiesiog parašyta current timestamp. Ir kai paspaudžiu Go, parodo MySQL užklausą, kurią įvykdė. Tai yra įterpti į demo duomenbazę žodžiai lentelę, laukus ID žodis laikas, reikšmės, null, pirmas, current timestamp. Atkreipkite dėmesį, kad į ID įvedė null, o į laikas current timestamp, o į žodis tai aišku pirmas. Ir dabar kai paspaudžiu browse, čionais rodo visas įvestas reikšmės duomenų bazėj ir vietoj null įrašė vienas, vietoj žodis pirmas ir vietoj laiko visą datą dabartinę. Jeigu aš nueisiu insert ir dar vieną žodį įvesiu, tada vietoj null jau įvedė 2 ir vėl dabartinę laiką vietoj current timestamp. Va tai ir daro auto inkrementas. Dabar grįžus į struktūrą, ant ID matosi šitas auto inkrementas. Tai reiškia automatiškai padidinti vienetą. Čia išsiskleidus details matosi sekantis auto indeksas koks bus. Tai sekantį kartą bus 3. Tai jeigu dar kartą galiu padaryti, tiesiog insert, trečias tarkim, enter, vėl įterpia į demo duomenbazę žodžiai lentelę, į laukus ID žodis laikas, reikšmės 0, trečias ir current timestampas. Paspaudus browse matosi jau visi 3. Paspaudus ant pieštuko galima keisti kiekvieną lauką, tiksliau kiekvieną įrašą, o čia paspaudus tiesiog ištrinti kiekvieną įrašą atskirai.
Arba pasižymėjus galime su šitais tą patį padaryti iš karto keliems įrašams. Taip, tai va, turim tris įrašus į lentelę. Dabar galime eiti rašyti PHP kodą. Pradėsime nuo prisijungimo į duomenų bazę. Iš karto pradėsime nuo komentaro. Jungimas į duomenų bazę. Kad prisijungti prie duomenų bazės yra PHP funkcija MySQL Connect. Jinai reikalauja iš pradžių localhost adreso iki duomenų bazės, kadangi viskas vyksta vietiniam kompiuteriu, tai yra localhoste, tai ir adresas yra localhost. Jeigu nusipirkat kažkokią talpinimo planą kažkokią hostingo įmonį, pavyzdžiui, serverį LT ar kažkur kitur, dažniausiai irgi MySQL duomenų bazės adresas bus localhost, nes PHP failas bus tam kompiuteriu, kuriame bus ir ta pati MySQL duomenų bazė. Tai todėl PHP kodui tai yra localhostas. Kai kurie serveriai turi kitur patalpinę savo MySQL serverį ir tada vietoj localhost reikia įrašyti kažkokį kitą adresą. Ta kitą adresą reikia sužinoti iš tos firmos, kurie perka talpinimo planą. Toliau reikia prisijungimo vardo į duomenų bazę ir slaptažodžio. Lampo pagal nutylėjimą vardas yra root, slaptažodis tuščia. Galim taip pat įvesti ODI. Šita vieta padarys taip, kad jeigu neišeis prisijungti, tai tada padarys die funkciją. Die reiškia mirti angliškai. Ir jeigu paliksim taip, tai tada tiesiog matysim baltą langą ir tiek. Tiesiog nutraukia, die funkcija visą laiką nutraukia tiesiog pilnai kodo generavimą ar kaip čia. Visą darbą nutraukia programos. Bet kurioje vietoje jį galima parašyti tiesiog kaip funkciją. Ir toje vietoje nutrūksta programa. Ir kadai neliktų tuščias, taip įvesim dar į vidų funkcija MySQL error ir tai parašys MySQL paskutinės tos užklausos klaida, kokia klaida buvo. Pavyzdžiui, neteisingas adresas, neteisingas prisijungimo vardas ir ten dar kas nors. Kadangi jau prisijungiam prie duomenų bazės, reikia pasirinkti, tiksliau prisijungiam prie MySQL serverio, dabar reikia pasirinkti MySQL duomenų bazę. Tai tą atliekam su MySQL select db. Ir viduje kabutėse reikia nurodyti duomenų bazės pavadinimą. Mano duomenų bazės pavadinimas yra demo, tai aš ir nurodau demo. Vėl galima parašyti ODI ir MySQL error, kad jeigu nepavyktų pasirinkti duomenų bazės, tai tada išmestų MySQL error. Galime nueiti į localhostą, pasižiūrėti, kaip sekas mums kurti viską. Ir matom tuščią lapą. Source irgi nieko nėra. Aš atsidariau šaltinį. Taip yra todėl, kad viskas vyko sklandžiai, jokio HTML kol kas neišvedėm. Jeigu aš, pavyzdžiui, čionais įvedsiu klaidą, perkursiu puslapį, iš karto išmeta MySQL error klaidą. Kas reiškia access denied for user at a localhost database demo. Iš anglų kalbos išvertus reiškia, kad vartotojas eta localhost neturi prieimo prie duomenų bazės demo. Demo taip pat, jeigu įvedysim klaidą, tai va, išmes MySQL errorą, kad nežinoma duomenų bazė dem.co.